Sveiki trečiokėliai. Kaip ir sakiau, skyriukas kaip ir baigtas. Štai dabar mes pasprendėsim uždavinėlių ir pasimokysim. Štai pirmam puslapį mokytoja jums prirašė formulyčių kelintą kartą. 50 ar 150, na, galų gale nesvarbu. Buvo pora mergyčių, kurių nebuvo, Martinuko nebuvo. Tai va. Kai ką mes rašėm, kai kas iš 8 klasės, kai kas iš 6 klasės. Va, vienas dalykas, ką aš pamiršau pakartoti, tai va, nulinio laipsnio taisyklė, kad bet ką keldami nulinių gaunam 1. O visa kita, brangieji, jeigu reikia, susistabdysit, nusirašysit ir viskas bus gerai. O dabar su visais kitais judam toliau. Čia buvo tik formulytės. Štai, dabar jūs visi paimat vadovėlį, verčiat 131 puslapiuką ir nusirašot 4.78a. Aš neperrašinėjau 100 kartų, su peintu tai padaryti truputėlį problematiška. Jūs susistabdot, nusirašot sąlygą, rašot lygų. O va dabar mes spręsim kartu. Tokio ilgumo uždavinėlį aš jums siūlyčiau skaldyti gabaliukais ir spręsti po vieną veiksmą. Taip daug lengviau, brangučiai. Tai va, žiūrėkit, aš jau pirmą gabaliuką nurašiau. Dabar kaip čia dabar spręsti tokį? Ogi labai paprastai. Laipsnį keliant laipsnių, va šitie va, 0 ir 0,5 ką daro? Susidaugina. Pirmam puslapį buvo formulytė ten. Kas neatsimena. Ir dabar sudauginus kiek gaunasi? Nu, aišku, kad 0. O kiek bus 3/4 nulinio? Pagal pirmą formulytę, bet ką keliant nulinių laipsnių, gaunam 1. O žiūrėkit, kaip mes fainiai pirmą veiksmą pribaigėm. Važiuojam toliau. Antras veiksmas, kur kas įdomesnis. Aha, nuo ko čia mes pradėsim? Pirmiausia, ar galima dauginti 7,5 su 4? Ne, nieko negalima. Pirmiausia, tuos 4 reikia pakelti laipsnių. Važiuojam. 7,5 aš perrašau. Kart. Nuo ko dabar pradėsim? Ar jau šaknį darysim pagal kažkurią formulytę? Ne, brangieji, aišku, mes pirmiausia gal susinaikinkim šitą minusiuką. Tai bus 1 dalinta iš 4 laipsnyje 3/2. Lygu. Važiuojam toliau. Lygu 7,5 aš perrašau. 1 perrašau. Kaip dabar 4 laipsnyje 3/2. Pagal trupmeninio laipsnio formulytę tai bus 2 laipsnio šaknis iš 4/3. Lygu. Aha, dabar pradėkim galvoti apie ateitį. Aš praleisiu truputį vietos, pradėsim nuo antros trupmenos. Viršuj bus 1. O kaip dabar? Ar pirmiausia 4 keliam 3, tik paskui traukiam šaknį kvadratinę? Gal ne, brangieji? Gal mes pirmiausia va šitą kvadratinę šaknį ištraukim? Kvadratinė šaknis iš 4 bus 2 ir liks dar 3. Paskui suskaičiuosim. O dabar matom, reikia sudauginti trupmenas. Tai pulkim dabar galvoti, kaip reikia parašyti 7,5. Taip. Tai yra 7 sveiki ir 1/2. Lygu, važiuojam toliau. 7 sveiki 1/2, tai bus 15/2. Kart 1 padalinta dabar 2/3. Brangieji, 2x2x2, tai yra 8. Jokių būdų ne 6. Nors suskaičiuojam, broliai 11-okai. 15,
16. Dauginant trupmenoms nereikia jokių papildomų daugiklių, jokių lašalinių statyti nereikia. Paprasčiausiai viršus kart viršus, apačia kart apačia. Antras veiksmas jau vertas dėmesio buvo. Judam toliau. Trečias gabaliukas buvo visai padorus. O pagaliau dar vienas neigiamas laipsnis. Nuvažiuojam. Tai bus neigiamo laipsnio formulytę taikom. 1 padalinta iš -2 jau kelintuoju + 4. Valio. Vienetą perrašau. -2 ketvirtuoju. Kiek? Minusas ketvirtuoju pirmiausia bus pliusas, o 2 ketvirtuoju 2 kart 2 kart 2 kart 2 16. O taip. Liko ketvirtas veiksmiukas, dar ketvirtas gabaliukas labai paprastas, ganėtinai, padoriai atrodo. Prie ko pirmiausia priekabiausim? Turbūt šito 0,25 reikia trupmeną pasiversti. Bus 81 ir aš jau taip rašysiu labai paprastai. Tai yra 25 šimtosios. Visi rėkia ir Adomėlis, kad 25 šimtosios tai yra 1/4. Tai vadinasi, tai yra 4 laipsnio šaknis iš 81 pirmųjų. Kiek tai bus? 81 pirmųjų yra 81, 4 laipsnio šaknis 81 yra 3. Taip. Ir dabar pas mokytoją 5 parašytas raudonas veiksmukas ir jokio veiksmo neparašyta. Tai ką mes dabar darysim? Mes dabar žiūrėsim į sąlygą ir įsirašysim visus atsakymus. Žiūrėkim. Pirmo gabaliuko atsakymas buvo 1. Rašau 1. Toliau ėjo minusas. Ieškom antro gabaliuko atsakymo. Jis buvo 15/16. Aha. 15/16. Toliau ėjo minuso ženklas, trečio gabaliuko atsakymas 1/16 ir plius ketvirto gabaliuko atsakymas, jis buvo 3. Mokytoja rašo lygų. Ir dabar pakalbėkim, kaip gudriau apskaičiuoti tokį reiškinį. Jau girdžiu, jūs rėkiat, reikia bendravardiklint. Taip, bet bendravardiklint su protu. Ką geriausia pirmiausia susiskaičiuojam? 1 + 3 dažniausiai būna kiek? 4. Dabar liko didieji grožiai trupmenos. -15/16 ir -1/16. Kiek iš viso bus? -16/16. Arba ūkiškai kalbant, kiek tai yra? 16 dalinti 16 yra 1. Išvada 4 - 1. Viso šito baisaus uždavinio atsakymą gauname 3. Dar kartą primenu, labai pravers tikrai visos formulytės. Žiūrėkit, ypač su žaliom formulytėm, kada pirmą, kada antrą taikyti. Labai dažnai reiks raudonų formulyčių, pirmos, antros, apie žydrą aš nekalbu. Čia jau šito skyriuko jūsų duona. Štai, mėlieji, ir jūsų gedulingoji dalis. Darbas pirmadienį. Šiandien dar iš vadovėliuko. 4,7,7 tik ne visa. Ir 4,7,9 irgi ne visa. 7,7 ten mažiukai veiksmeliukai. Ir mokytoja, žinokit, neiškentė, netyčia žvilgtelėjo atsakymus, nieko ten nėra. O 79 atsakymai iš vis neaišku, kur ištraukti, mano vaikai nervuosis tik tai. Tai va, mėlieji. O gal ten vadovėlių 2 leidimai buvo, mano gal senas vadovėlis, nežinau. Aš dėl viso pikto, žalia spalva, jūs matote parašytus atsakymus. Aš negarantuoju, aš čia išsprendžiau per 2 minutės visus uždavinius. Gal paskubėjau,
Gal ir nesigaus, jeigu ką, klauskit, nesikuklinkit. Ir dabar, mėlieji, prisimenat iš pernai metų va šitą nuostabų adresą. Iki vakaro aš lauksiu nufotkintų įrodymų, kad jūs visi brangieji dirbot. Va štai čia yra atsakymai. Mokytoja pradeda siautėti. Iki pirmadienio vakaro aš lauksiu, kada jums patogu, aš nesakau, kad būtent tą valandą, kada pamokėlė, štai brangučiai, kiek gavosi, nors ir 77 ar dalį 79 jūs nufotkinat ir atsiunčiat įrodymus, kad jūs dirbot. Mokytoja pradeda siautėti po vektorių kontrolinio. Reiks, mano zuikučiai, dirbti. Mokytoja jūs myli, laukia klausimų ir įrodymų, kad jūs dirbot. Klausimus rašykit į tamą, o visus nurodymus, kad dirbot, fotkinat, siunčiat man į Gmailą. Tai va, brangieji, iki.